Sveiki kolegos, šiandieną noriu Jums parodyti, tai yra paprastas paslėptas dygsnis. Jį galite naudoti siūdami gaminius iš kostiuminių ir paltinių audinių. Vėlgi apmėtome palanką prilyginame, galite ją prisidaikstyti arba prisegti adatėlėmis. Darydami paslėptą dygsnį atlenkiame palankos kraštą, slepiame mazgą, kabiname už palankos. Darome maždaug 7 mm ilgio dygsnį, kabiname už gaminio, vėl už palankos. Ir vėl už gaminio. Už gaminio vėlgi kabiname tik tai porą siūliukų. Adata turėtų būti pakankamai plona, kad jums būtų lengva užkabinti. Svarbiausia dygsnio neužtraukti. Jisai turėtų tik tai lengvai prispausti palanką. Vėl kabiname už palankos. Ir vėl už gaminio. Už palankos aš kabinu maždaug per vidurį overloko. Dygsnio ilgis apie 7 mm. Žinoma, jeigu jūs norite pritvirtinti tvirtai, tarkim paltinį audinį, jūs galite daryti ir 5 mm dygsnį, bet mažesnio dygsnio daryti nerekomenduočiau. Na štai, prikabinome visą palanką. Ir be abejo, mes taip žygiuosime iki pat galo. Užbaigę mūsų dygsnį, būtinai padarykite mazgiuką. Padarėme dygsnį, iš blogosios pusės nesimato nei spalvoto siūlo, su kuriuo mes tvirtinome palanką. Iš gerosios pusės taip pat nesimato nei siūlo ir neturi matytis net dūrio vietos. Gražių jums siuvinių! Tikiuosi, kad mano patarimai jums padeda. Iki kitų kartų.